Aš esu Nerijus Briedis ir aš įkūriau įmonę Autopritaikymas LT. Tai yra įmonė skirta būtent žmonėms su negale pritaikyti automobilius. Ir noriu pakalbėti apie tai, iš ko susideda mūsų įrangos kaštai. Iki mūsų atėjimo į šią veiklą visi darydavo labai paprastai. Tai buvo šalkalių darbas, tai buvo vieno tipo rankinis valdymas ir jūs tą rankinį valdymą dėjo. Lietuvoje mačiau didelį technologijų trūkumą. Tai yra vienas kurpalius, vienas rankinis valdymas visiems žmonėms. Tai mano nuomonė, tai yra netinkama, nes kiekvienas žmogus yra unikalus jo kūno sudėtis negi unikali. Aš metus laiko keliavau po įvairiausias parodas, įvairiausias šalis, įvairiausias gamyklas, tam, kad suprast, kaip tai veikia ir kaip tai galima padaryti Lietuvoje. Važiavau į Švediją, Vokietiją, Daniją, Italiją ir visur mokiausi, kaip tenai žmonės su negale vairuoja, kas tenais yra gerai, kokias technologijas galima atnešti. Ir šitą veiklą, ką aš darau, jinai ne visą laiką pasiseka. Nes būna tai, kad aš atvažiuoju į fabriką ir matau, kad ta technologija mums bus netinkama, arba ypatingai brangi, arba nekokybiška. Ir aš turiu tada sustabdyti visą šitą procesą ir važiuoti ieškoti kitus fabrikus. Šičia yra įranga, kur nebuvo Lietuvoje. Tai yra, mes čia turim posūkį, šviesos, signalas. Ir žmogus vairuos viena ranka šičia ir jis galės viską junginėti, o kita ranka spaudys gazą stabdį. O standartiškai, žinot, kas būtų buvę? Žmogus važiuoja, stabdis gazas, o jeigu reikia jungti, pavyzdžiui, spaudį stabdį ir nori jungti posūkį, tada turi kažkaip ranką numesti, paleisti vairą ir panašiai. O šitas dalykas leidžia tai saugiai daryti. Tam, kad šitą technologiją galėtumėm atvežti, aš turėjau vežti žmonės mokytis į gamyklas, kaip kad jie jas teisingai dėtų, kad jas teisingai galėtų prižiūrėti, kad jos būtų saugios. Tai žmonės važiavo ne po savaitės, po 2 savaitės į fabrikus mokytis, kaip tai padaryti. Atvežę šitą technologiją į Lietuvą, pasirodo, kad daugumai žmonių net nežino, kad tai yra. Tai mes pradėjom važinėtis po kaimus, po miesto šventes ir demonstruoti. Man tai labai prasminga yra tada, kai, pavyzdžiui, ateina mama, kuri apie tai nieko nežino ir sako, aš turiu, pavyzdžiui, 2 stuburų išvažos, kilnojant savo neįgalų vaiką iš vežimėlio į automobilį. Ir mes parodom tą technologiją ir sakom, šita technologija, kuri išsikelia kėdė, valstybė kompensuoja. Aš supratau, kad mes skleidžiam 2 žinias. Pirmoji žinia, kad šita technologija yra. Antra žinia, kurią mes skleidžiam, tai, kad tai yra kompensuojama. Ir tada žmogui nušvinta akyse prasmė, laimė ir pranta, kad tas žmogus gali tai gauti ir jam tai nekainuos. Nes žmogus už savo pašalpas, jisai gyvenime tokios įrangos negalėtų nusigyti. Ir žinot, kad jiems nušvinta ta viltis akyse, dėl to, kad tie žmonės supranta, kad gali važiuoti darbą, gali nuvažiuoti prie jūros, gali nuvažiuoti kavos nusipirkti, kas mums beje yra savaime suprantama, tiem žmonėms tai yra didžiulis iššūkis. Klausyk, mane pasiekė tokie gandai, kad Sodra yra nepatenkinta dėl to, kad labai daug žmonių pradėjo dėtis įrangas. Mes labai stengiamės, žinai, dedam reklamas, filmuojam, važiuojam per šventes. Nu, bet čia blogai yra, kaip tik gerai. Aš girdžiu iš asociacijų, iš Sodrų, kad jums yra skiriama per daug lėšų pritaikyti automobilius. Ir kad čia blogai, o mes, žinai, važinėjom po šventes, edukuojam, rodom, po neįgaliųjų draugijas važinėjom, rodom. Jo, nes žmonės, net ne visus pasiekia tą informaciją. Tai va, žinai, ir jaučiuosi toks biškai nusikaltėlis, kad važiuoju, rodau. Ne, jūs kaip tik gerai darot, tik Sodrai pačiai reikėtų irgi apgalvoti tai, kad jei neįgalusis gautų pašalpą ar pensiją, kaip ten norim tai pavadinkim, normalią, kaip sakykim, nors minimalią algą, tai nereikėtų nei tų subsidijų, nes žmogus tiesiog galėtų susitaupyti. Bet kai kad tu gauni mažiau nei minimalų, net netiekia, pavyzdžiui, kaip kiti gauna ten 300, nu tai iš ko, palaukit, sutaupyti, iš ko išgyventi. Tai ta subsidija, tai yra labai gerai. Nu, ačiū, taip biškai nuraminai, nes kartais pradedu jausis, kad nusikaltėlis esu. O kad jūs šviečiat, jūs turit šviesti, nes daug kas ir nežino. Aš manau, yra vis tiek vyresnių neįgaliųjų, kurie nesinaudoja socialiniais tinklais. Pavyzdžiui, apie vaikus aš irgi net nežinojau. Ne. Mes susidūrėm su to dalyku, kad žmonės nežinojo tų technologijų, nežinojo tų išsikeliančių sėdinių, pasisukančių sėdinių. Tai mes turėjom nusipirkti automobilį tam, kad viską pademonstruoti ir rodyti žmonėms, kurių nepasiekė tradicinės medijos priemonės, tradicinė žiniasklaida. Tai mes turėjome įsidėti ypatingai įdomų rankinį valdymą, turėjome įsidėti išsisukančias pavažiuojančias kėdes, turėjom nusipirkti liftą, turėjom nusipirkti ir išvažiuojančią kėdę, kad mamas galėtų pamatyti, kaip gali vaiką pasodinti ant tos kėdės, ir teko išleisti 27 000 tik už įrangą, kurią sumontavome į automobilį.
automobilį. Iš ko susideda mūsų paslauga? Tai nėra vien tik tais detalės įdėjimas ir taškas. Pradėkime nuo pradžių. Tai mūsų paslauga yra tai, kad kai žmogus paskambina, mes patikrinam, ar žmogui priklauso finansavimas. Atsiunčiam pas žmogų tralą, kad paimtų automobilį ir atvežtų mums, nes žmogus su negale to dalyko padaryti negali, nes ir automobilis yra nepritaikytas. Automobilis atvažiuoja pas mus, mes sudedam visą įrangą, kurią mes susitarėm su žmogum, kurią mes sudėsim, kuri palengvins gyvenimą. Tada mes vežame automobilį į ekspertizę ir ekspertizė patikrina, ar mes teisingai dėjom rankinius valdymus, ar mes teisingai dėjom kėdės. Tada mes važiuojam į regitrą pakeisti automobilio techninio paso, nes žmogus su negalia tai yra ženkliai sunkiau negu mums. Tada mes automobilį pristatom žmogui vėl į jo namus ir tada ateinam prie sodros. Sodra veikia tokia sistema, kad pirmas žmogus turi išleisti pinigus, tada sodra patikrina ir sodra tada grąžina jam tos išleistus pinigus. Ir mes pamatėm, kad žmonės tiesiog neturi tų pinigų, nes jie turi negalę, jie neturi iš kur juos gauti. Tai mes nusprendėm jiem padėti. Ir mes tada jiems paskolinam tuos pinigus, o kai sodra jiems sumoka, jie mums grąžina. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad maždaug nuo 3 iki 5% žmonės mums šitų pinigų negrąžina dėl įvairiausių priežasčių. Ir dar vienas dalykas. Jeigu kas nors žmogui netinka, nepatinka ar nepatogu, mes siunčiam savo techniką į vietą, kad jisai patobulintų, pagerintų, kas žmogui nepatinka, arba mes jau siunčiam tralą, kad vėl tralas atvažiuotų ir vėl viską mes čia galėtume perkoreguoti ir grąžinti. Pakomentuok, kas čia vyko? Nu ką, žmogus skambina, sako, jūs pritaikėte įrangą ir kai man jinai visiškai netinkama ir nieko, jinai man nepadeda ir vežkitės automobilį atgal ir išsimkite tą įrangą. Atvažiavom į vietą ir pavėjom sutvarkyti, tiesiog reikėjo papildomai prisukti prie vežimėlio dirželį, jog žmogus galėtų lengvai įsikelti vežimėlį į vidų. Prisukom, išsipurvinom rankas, bet žmogus laimingas, parodėm kaip įsikelti, viskas. Žmogui tinka įranga ir džiaugiasi dabar. Būna tai, kad mes turime atvažiuoti ir išsiimti įrangą ir žmogų grąžinti tą patį automobilį, ką turėjom. Mes kartais turime daryti ir garantinį aptarnavimą. Mes savo įrangai darom 6 metų garantiją, nes visų pirma, tai yra tikrai brangi įranga ir mes tuo gamintoju labai pasitikim. Ir vieną kartą per 6 metus mes žmogui sakom, kad mes tavo įrangą galime įdėti iš to automobilio į kitą automobilį, nes visko nutinka. Ir tai žmogui nieko nekainuoja. Vasarą pas mūsų klientų sumažėja 40-50%, tai vadinasi, mes turim nepilną užkrovimą. Rudenį mes turime 2 savaitės išsiųsti darbuotojus mokytis, kelti kvalifikaciją tam, kad galėtumėm dėti šitas įrangas toliau. Žiemą mūsų paklausa nukrenta iki 30%, nes žiemą negali turintiem žmonėm yra sunku su automobiliais ir jie tiesiog neperka. O esmė yra tokia, kad kai nėra darbų, kai žmonės atostogauja, kai žmonės mokosi, mes joms turim taip pat mokėti atlyginimus ir pakankamai aukštus, kad žmonės niekur neįtų kitur, neieškotų kitur darbų. Nes mes tokių specialistų Lietuvoje tiesiog nerasim. Kai mes kalbam apie įrangos kainą, tai nėra tik įrangos kaina. Tai yra mūsų važiavimas per kaimus ir edukavimas žmonių, ką jie gali gauti. Tai yra automobilio paėmimas iš žmonių, tai yra įrangos sudėjimas. Tai yra mokymai darbuotojų, kvalifikacijos kelimai, tai yra prastovos, kai mes neturime darbų, tai yra automobilio atvežimas žmogų į namus, tai yra tų pačių pinigų paskolinimas. Ir visa tai susideda į tos įrangos kainą. Automobilių pritaikymai yra labai svarbu žmonėms, kurie nori kažką tai daryti, kurie nori gyventi, kurie nori eiti mokytis, kurie nori kažką dirbti, jiems tai yra beprotiškai. Nes mes veikėjai, mes ką, mes įsėsim į autobusą, nuvažiuosim, išlipsim ir ten susitvarkysim. O negalę turintis žmogus, to dalyko padaryti negali.